Sveiki. Taigi internete ilgai ieškojau paveikslėlį, kurį galėčiau užsidėti ant savo telefono. Paveikslėlių daug, įvairių programėlių daug, tačiau niekaip nesirinkau savo tinkamą. Ir tada pagalvojau, o kodėl nesusikurti savo paveikslėlių su dirbtiniu intelektu. Kadangi turiu ChatGPT 4o prenumeratą, todėl galėjau pasinaudoti DALL-E 3, kuri integruota į ChatGPT 4o. Ir taip pat visiems, ko gero, gerai žinoma Ideogram. Ideogram, yra pakankamai jaunas dirbtinis intelektas, kuris generuoja paveikslėlius, tačiau jis kokybė ne ką atsilieka nuo DALL-E ar Midjourney. Tiek DALL-E, tiek Ideogram teigia, kad gali puikiai generuoti tekstą paveikslėliuose. Tam, kad tom įsitikinčiau, šiandien išbandysiu 7 skirtingas užklausas, pateiksiu jas tiek DALL-E, tiek Ideogram ir pasižiūrėsiu, kuri iš jų geriau generuoja paveikslėlius. Taigi, pirmoji užklausa, išvertus iš anglų kalbos, lietuviškai skamba taip. Spalvingas ir ryškus geometrinis raštas su įvairių formų ir dydžių figūromis. Įsivaizduokite persidengiančius apskritimus, trikampius ir kvadratus ryškiomis spalvomis. Dizainas turėtų būti modernus, meniškas su gylio ir judėjimo pojūčiu. Taigi, įsikopijuojam šitą į ChatGPT ir būtina nepamiršti, kad mums reikia statmeno paveikslėlio. Todėl mes turėsim įsirašyti 9x16 AR. AR reiškia aspect ratio. Ir tokiu būdu mes sukursim vertikalų paveikslėlį. Ideogram. Matom, kad turim tokią funkciją, todėl šį tekstą galime ištrinti. Ir paspaudžiam generuoti. Pasižiūrim ChatGPT 4o. Wow, jis jau sugeneravo labai greitai. Greitai todėl, kad jis generuoja tik tai vieną paveikslėlį. Pasižiūrėkim, kaip sekasi Ideogram. Ideogram jis dar generuoja ir wow. Iš tikrųjų, jaučiasi modernus, meniškas gylis su judėjimo pojūčiu. Dabar sulyginsiu abu paveikslėlius ekrane ir kairėje pusėje visada matysite DALL-E, dešinėje pusėje matysite Ideogram. Todėl galėsite lengvai atskirti, kur kieno darbas. Mano favoritas yra Ideogram, nes, ženkliai ryškesnis ir kaip ekrano paveikslėlis tikrai atrodytų gražiai. Pasilinkite komentaruose jūsų nuomonę. Kas jūsų manimų yra gražiau? DALL-E ar Ideogram? Gerai, sekanti užklausa, išvertus iš anglų kalbos skambės taip. Aukštos raiškos, rasos lašo ant lapo priartinimas, užfiksuojantis sudėtingas detalės ir atspindžius laše. Fonas gali būti švelnus, žalumos susiliejimas, suteikiantis ramų ir raminantį efektą. Jeigu kopijuojam į DALL-E, nepamirštam 9x16 ir kopijuojam tą pačią užklausą į Ideogram ir paspaudžiam Generate. Pasižiūrim, kaip sekasi ChatGPT ir matom, aš matau, kad man iš karto jau nepatinka atvaizdas, nes neaišku, kokius lapelius atvaizduoja tame laše ir jis yra, labai dirbtinas. Tuo tarpu, wow. Ideogram iš tikrųjų, štai čia yra realizmas. Tikrai atrodo fantastiškai ir pats lapelis, ir pats lašas atrodo labai tikroviškai. Taigi išdidinsiu paveikslėlius, kairėje pateikdamas DALL-E darbą, dešinėje pateikdamas Ideogram. Neabejotinai mano paties favoritas yra Ideogram, o jūs pasilinkite komentarais apačioje, kuris jums labiau patinka. Sekanti užklausa, išvertus iš anglų kalbos, kalba taip. Meniškas kosminės scenos vaizdavimas, spiralinė galaktika su besisukančiamis žvaigždėmis ir rūkais. Įkopijuojam tai į DALL-E ir įkopijuojam tai į Ideogram. DALL-E sekasi generuoti greičiau, nes jisai daro tik tai vieną paveikslėlį, kai tuo tarpu Ideogram daro 4 ir matom, kad DALL-E sukūrė labai tokį žaislinį, žaismingą, bet tokį nelabai, net visai to, ko norėjau. Pažiūrim kaip, Ideogram tikrai pasisekė kosminę sceną atvaizduoti ženkliai geriau. Atsisiunčiame paveikslėlį
Ir štai dabar ekrane vėl matote, kairėje pusėje DALL-E darbas, dešinėje pusėje Ideogram darbas. Mano favoritas neabejotinai yra Ideogram. Na ir šiame teste Ideogram jau turi 3 taškus, DALL-E dėja neturi nei vieno taško. Ketvirtoji užklausa skamba taip. Nostalgiški 8 bitų stiliaus tapetai su klasikiniais žaidimo elementais. Pikseliukai, monetos ir peizažai, priminantis senosios mokyklos vaizdo žaidimus. Na, suprask, old school. Aha, keista. ChatGPT atsisako generuoti šį paveikslėlį dėl kažkokio apribojimų. Na, kokie tai turėtų būti apribojimai, nežinau, gal, nepatinka Super Mario ar Pac-Man ar kažkas, bet aš neprašiau jo generuoti. Aš prašiau tik tai, vadinamus tapetus. Ir Ideogram, kažkur link ten ėjo, tačiau, ir kokybė prasta. Aišku, aš prašiau 8 bitų stiliaus, tačiau, iš tikrųjų man nepatinka nei vienas. Todėl, tarkim, palikim šią ketvirtą užklausą lygiosiam, nei vienas negauna taško, nes DALL-E tiesiog atsisakė generuoti, o Ideogram sugeneravo ne kažką. Taigi, penktoji mūsų užklausa skamba taip. Žaismingas ir įnoringas fonas užpildytas piešiniais ir iliustracijomis, tokiomis kaip žvaigždės, debesis ir mėly gyvūnai. Dizainas turėtų būti linksmas ir smagus, su citata centre. Parašyta kasdienišku ranka rašytų šriftu. Atrask magiją kasdienėse akimirkose. Ir kaip matom, DALL-E jau sugeneravo su visų telefonu, nors mes prašėm, tik tai foną. O Ideogram dar vis generuoja. Ir, taigi mes turim būtent tai, ką ir prašėm. Tiesiog užrašą, ranka rašyta, ir kai kur matosi šiek tiek klaidelių, tačiau, gavom būtent tai, ką norėjom. Tiksliau, būtent tai, ką aš įsivaizdavau rašydamas šią užklausą. Taigi atsisiunčiame ir dabar ekrane kairėje pusėje vėl matome DALL-E darbą, dešinėje matome Ideogram darbą. Ir, Ideogram kone 100% atitiko mūsų užklausą, todėl neabejotinai ketvirtas taškas eina į Ideogram sąstatą, o DALL-E dėja neturi nei vieno taškelio. Ką manote jūs, kuris darbas yra geresnis, DALL-E ar Ideogram? Pasidalinkite komentaruose. Mūsų šešta užklausa skamba taip. Švarus ir elegantiškas dizainas su motyvacinė citata stilingoje tipografijoje. Fonas gali būti vienspalvis arba subtilus gradientas, todėl tekstas yra pagrindinis dėmesys. Citata turėtų būti: patikėkite savimi ir tuo, kas esate. Taigi žiūrim, kaip sekasi ChatGPT. Ir iš karto matosi krūva klaidų. Ir man šis paveikslėlis tiesiog nepatinka. Jis yra per margas, per daug spalvotas. Ir jis tikrai nėra švarus ir elegantiškas, kaip mes prašėm. Kaip sekėsi Ideogram? Ideogram taip ir padarė švarų ir elegantišką. Ir tekstas yra pagrindinis dėmesys. Todėl, atsisiunčiam šį paveikslėlį taip pat. Ir vėlgi kairėje pusėje matote DALL-E darbą, dešinėje matote Ideogram darbą. Ir, mano favoritas vėlgi Ideogram. Taigi jau 5 taškai Ideogram, DALL-E dėja neturi nei vieno taško šiame palyginime. Nors DALL-E ir bent jau praeitį generuodavo tikrai gražius paveikslėlius ir kartais jam pasiseka, bet lyginant su Ideogram tiksliau supranta mūsų užklausas ir daro būtent tai, ką mes norim, kas labai keista. Aš iš tikrųjų galvojau, kad bus lygiosios. Gerai, ir septintoji užklausa iš anglų kalbos išvertus skamba taip. Retro įkvėptas kelionės plakato dizainas, kuriame vaizduojama idiliška vieta. Spalvos turėtų būti šiltos ir kviečiančios su vintažiniu pojūčiu. Citata klasikiniu elegantišku šriftu: nuotykiai laukia, eik jų ieškoti. Pažiūrėsim, kaip pavyks tiek ChatGPT, tiek Ideogram su retro stiliaus vadinamu posteriu. Iš karto matom, kad DALL-E absoliučiai nesusitvarko. Bet kur bet kokios raidės. Ir, tai daugiau futuristinis negu retro, o DALL-E vėl tiesiai 10. Spalvos tikrai retro.
ir turim būtent tokį tekstą, kokį norim, be jokių papildomų ir, fantastiškas, labai man patinka, ką generuoja Ideogram. Štai vėl palyginkim, kaip atrodo DALL-E darbas, kaip atrodo Ideogram darbas, kuris yra dešinėje. Mano asmeninė nuomonė, Ideogram laimi šį palyginimą, telefono ekrano paveikslėlių kūrimo palyginimą, nes 6 iš 7 sukūrė praktiškai nepriekaištingai. Šiek tiek gal nesisekė su nostalgiškais 8 bitų stiliaus tapetais, tačiau su viso kitu susitvarkė puikiai. Taigi, Ideogram yra neabejotinas lyderis, bent jau šitam palyginime. Taigi šiam video buvo tiek. Iki kitų video. Ate.